Kągi, gerbiami parodos organizatoriai, draugai, seni draugai, jauni širdimi, seni draugystė. Tikrai nesitikėjau, kad tiek jūsų bus čia. Ačiū labai. O bendrai tai mėly vaikų darželio auklėtiniai. Jūs esate dabar patogiai įsitaisę vaikų darželio lovelėse, pietų miego. O mano tikslas dabar bus padaryti taip, kad artimiausią pusvalandį neužmigtumėt. Va tie mažiausiai gali užmigti. Iš tiesų pati paskaita yra neatsiejama parodos dalis, todėl kad pati paroda pasaka vaikystė vėlyvuoju sovietmečiu, tai šitoje paskaitoje bus ir pasakos, ir gimimo, ir sovietmečio bus. Bet jeigu mes pabandytumėm paanalizuoti, tai kokios tos buvo sovietmečio gimdyklos, tai moteris, kurios gimdė dar tada, papasakotume daug daugiau. Tikriausiai, negu aš papasakosiu. Tiesa, šioje auditorijoje aš matau nemažai tų, kurie kasdieną susiduria su gimimu, su gimtimi, su ta švente. Kartais labai nelengva. Bet pasirodo, ne taip viskas paprasta. Įdomiau yra tikriausiai neapžvelgti tai, kaip buvo, bet pabandyti paanalizuoti, o kodėl buvo vienaip ir kitaip, kas atvedė vienokį ir kitokį požiūrį. Tai dalį paskaitos keli kolegos jau esate girdėję. Pabandysiu viską pateikti per žodį. Dėl to paantraštę jūs matote mažom raidėm, ypač kas priekyje sėdite, nėštumo ir gimdymo retorikos raida. Kas tai yra? Kaip tai siejasi su šiandieninė tema, mes pamatysime to jau pat. O aš pradėsiu šiek tiek iš giliau. Iš tiesų pati nėštumo retorika, kaip viskas darosi. Iš tiesų bet kokį veiksmą pradedant, bet kokiai tradicijai atsirandant, visų pirma yra mintis. Kad kodėl? Aš galbūt norėčiau vienaip padaryti, o galbūt kitaip, o galbūt reikėtų taip elgtis, o galbūt kitaip. Ta mintis, aišku, reiškiasi žodžiu. Ar tai yra rašytinis žodis, ar verbalinis, ar sakytinis žodis. Na ir mintis ir žodis formuoja mūsų požiūrį, nuomonę, tam tikrą nusistatymą vienais ar kitais reiškiniais. Tai reiškinys, gimtis, gimimas, jisai taip pat kito, jisai nebuvo vienodas. Ir ta nėštumo retorika kaip tokia galima labai lengva sudėti, arba jūs matote šešonėje tokį skritulį padalintą 3 dalimis, arba į trikampį, kurį aš paskui parodysiu netrukus. Tai jeigu pradėti truputėlį teorijos, kasgi yra ta retorika, tai galbūt retorikos tėvų seniausi rašytiniai šaltiniai apie retoriką yra žymaus antikos mąstytojo Aristotelio, graikų mąstytojo. Tai jisai apibūdindavo retoriką, tai yra tai, kaip įtikinama. Bendrai retorika tai yra vienas iš 3 pirmųjų laisvųjų menų vakarų kultūroje. Tai buvo retorika, dialektika ir gramatika. 3 laisvieji menai. Tai retorika ir antikiniai kultūroje ir ankstyvaisiais tikriausiai viduramžiai suprasta kaip savęs išraiškos ir paveikumo toksai, priemonė. Dabar retorika suprantama kaip įtaigos priemonė galbūt, įtaigos priemonė. Dabar retorika suprantama kaip įtikinėjimo žodžiu menas, kai argumentai išdėliojami tam tikra, iš anksto numatyta, sudėliota, apgalvota, apsvarstyta dialektinė seka. Tai ir šitą paskaitą jūs pamatysite, atrodytų, mes nukrypsime truputėlį šoną į teoriją retorikos, bet mes taip pat sugrįšime, nes ji yra apgalvota. Tai retorikos teorija nusako, kaip atrasti įtikinimo būdus bei priemonės kiekvienu konkrečiu atveju. Čia Aristotelio žodžiai. Na, o tikime tada, kai suprantame, kad yra įrodyta. 3 elementai yra pagrindiniai, yra etos, logos ir patos. 3 priežastys, kurios sukuria patikimumą, auditorija įtikinama be matomų argumentų.
Ką reiškia be matomų argumentų? Na, jūs suprantate, kad prokuroras gali įrodyti kaltę be aiškaus, sakykime, nusikaltimo įrankio, be aiškaus ginklo, lygiai taip pat advokatas gali apginti be aiškių, tai yra argumentais, įrodymais, analogijom tam tikrom yra įrodoma, kad yra vienaip ar kitaip. Tai kas tie trys elementai? Logos tai yra žodis, tai yra pati kalba, kuri turi būti teikiant įrodymų, įtikima. Etos tai yra būdas, yra kalbėtojas, kuris turi pertikti save kaip tam tikro būdo. Tai šiuo atveju tas kalbėtojas esu aš, bet mes galime susikeisti. Eigoje. Ir patos, aistra išgyvenimas yra jausminiai potyriai, dėl kurių žmonės keičia vertinimus. Iš tiesų patos yra šiuo atveju yra auditorija. Tai šitų trijų elementų sintezė kūrė retorinius argumentus. Tuoj bus truputėlį aiškiau. Persvazija, pati persvazija arba įtikinimas, koks yra jos mechanizmas arba paveikojo diskurso mechanizmas. Kokį galbūt tokią žymiausią pavyzdį turite dabar visame 20 amžiuje ir dabar 21 amžiaus pirmoje pusėje, koks tikriausiai geriausias pavyzdys yra paveikojo diskurso? Ką mes kasdieną matome ir kas veikia mūsų sąmonę ir pasąmonę kartais veikia reklama, taip. Tai vat reklama yra vienas iš retorikos, na, galima pavyzdžių, labai gerų pavyzdžių, o retorikos elementų yra visur. Tai yra ir politikoje, ir įtikinėjimo meno yra visur. Tai kas tas etos ir kaip čia viskas susidėlioja, ir kaip šiandien viskas susidėlios, ir dėl ko aš per visą šitą einu iš viso. Tai etos tai yra adresantas, tada patos yra adresatas, į kurį nukreipiama, ne? Jeigu etos yra oratorius, šiandien aš čia, tai patos yra klausytojas, visi jūs. Tačiau gali būti rašytinio žodžio adresantas, rašytojas, tada etos jau yra skaitytojas. Jeigu etos yra gydytojas, akušeris, tai patos bus kas? Pacientas, bet nebūtinai ir kolegos. Kitas gydytojas, kitas akušeris, gydytojo auditorija, akušerio auditorija. Žiūrint, kokią žinutę aš stengiuosi perteikti, kam yra skirtas pranešimas, ar straipsnis, ar bet kas rašytinio ar sakytinio, ne? Ir visą šitą apjungia logos, pats pranešimas. Labai persvazija, įtikinėjimą gerai apibūdinęs yra 20-ojo amžiaus amerikiečių literatūrologas, mąstytojas, eseistas, poetas Kenetas Burke. Jisai pridėjo dar tai, kad persvazija arba įtikinėjimas apima pasirinkimą, valią, ji nukreipta į laisvą žmogų. Jeigu auditorija ar klausytojas ar skaitytojas nėra laisvas, jis negali pasirinkti, tai nėra dėl ko įtikinėti. Dėl ko įtikinti? Mes neturime visiškai pasirinkimo. Jeigu yra pasirinkimas, mes galime tikėti, galime netikėti. Ir iš tiesų dar du momentai labai svarbus, tai yra kairos ir telios. Kairos tai yra laikas, tai yra geras momentas. Jeigu aš šiandien pradėčiau kalbėti apie KPSS 25 suvažiavimo rezoliuciją, na, tikriausiai visai būtų ne į temą šiandien. Nors aš galiu protingai kalbėti. Ir telios tai yra tikslas, kokio noriu pasiekti. Šios dienos tikslas mano, kad vaikų darželio lovyčių auklėtiniai neužmigtų. Arba atvirkščiai, galiu ir užmigdyti. Dar labai svarbu yra etos, koks yra tas rašytojas ar oratorius. Vienas žymiausių beje oratorių antikos laikų ir visų laikų tikriausiai tai buvo Ciceronas, beje ir teoretikas. Labai svarbu, koks yra tas, kiek jūs pasitikit, kiek pasitikite manimi. Ypač tas akivaizdu politikoje. Tikrai politikas gali sakyti teisingus, atrodo teisingas tezes, teisingas mintis, bet jeigu mes jo nepasitikim, jeigu jisai kažkada anksčiau yra prisidirbęs, ar jisai toj politinėje srovėje, kurios mes nepalaikome, nesvarbu, ką jis sakys, mes tiesiog atmesime. Yra atmetimo reakcija. Ir atvirkščiai. Kaip čia viskas dėliojasi? Kas yra tas etos? Etos graikiškai būdas, tai yra charakteris, asmenybė. Kiek ta asmenybė, kuri prieš jūs, kalbanti, rašanti, yra charizmatinė, paveiki.
kiek ji yra patikima ir kompetitinga. Jeigu aš dabar pradėsiu kalbėti ir jūs pajausite, kad aš nelabai suprantu, apie ką kalbu, tai dalis ir užmigsite, dalis išeisite iš viso. Ką sakysite, aš čia veikiu, kam gaištų laiką. Tai iš etos yra kilę tarptautiniai žodžiai etika, etiškas ir jie modeliuoja modaliniai žodžiai. Tai modaliniai žodžiai gali būti įvairūs, irgi skirtingai publikai, skirtingai auditorijai, jie gali būti visiškai skirtingi. Vienaip šiandien kalbėtum, kitaip kalbėtum jaunimo, sakykime, visiškai jaunimo auditorijai, dar kitaip tikriausiai kalėjimų departamento organizuotam renginiui kalėjime. Tai tie modaliniai žodžiai gali būti įvairūs ir jie apibūdina, kiek oratorius yra patikimas, kiek jis supranta ir žino tai, apie ką kalba. Tai jie įvairiausi yra ir suprantu, žinau, esu įsitikinęs ir taip toliau. Patos yra auditorija. Auditorija irgi ateina su savo žiniomis, su savo nusiteikimu, su savo emocijomis. Jeigu šiandien atėjote gerai nusiteikę, oratoriui bus lengviau. Jeigu atėjote kritiški, oratoriui reikės daugiau įdėti darbo, kad įtikinti. Graikiškai tai yra išgyvenimas, tai yra emocinės apeliacijos, auditorijos jausmai, bet to patos yra ir oratoriuje. Jisai perteikiamas emocinga kalba, humoras, kartais anekdotas pasakytas paskaitos metu, gali labai suveikti. Vaizduotės sužadinimas, atsiminimai, pavyzdžiai. Ir iš to kilę tarptautiniai žodžiai patosas, empatija, patetiškas, dažnai mes net nesusimastome, kur čia kilmė. Na ir galų gale logos, trečias trikampio kampas, žodis, kuris komponuojamas pagal tam tikrus diskurso komponavimo principus. Iš čia kilę tarptautiniai žodžiai logika, logiškas. Na ir čia jau operuojama faktais, statistika, tam tikri duomenys, pavyzdžiais, analogijos, citatos ir taip toliau. Kas pranešimą bet kokį padaro įtikinamą. Ar iki šitos vietos aišku buvo? Jau beveik ir man aišku pradeda darytis. Tai va, grįžkime dabar prie to, į ką ir susirinkome. Tai yra neštumo retorika. Mintis, žodis, požiūrio, nuomonės, nusistatymo formavimas. Ir pradėkime truputėlį toliau. Mes tuoj pat prieisime iki sovietmečio ir jame liksime ilgai. Iki vakaro. Jokauju, pusvalandį gavau. Na, bet truputį daugiau. Tai tarpukario retorika. Kas buvo svarbiausia tarpukariu iš tiesų ir kodėl jie tokia formavosi? Tai jo ekscelencijos prezidento daktaro Kazio Griniaus 1933 metų, aš čia turiu šviesą, ne originalą, bet yra originalas, kova su kūdikių mirtingumu Kaune, 23-33 metų apžvalga. Ir čia pačiu pirmuoju, vienais pirmaisiais klausimų yra minima. Kaunas, bemažinamas kūdikių mirtingumą, yra Lietuvą pralenkęs. Yra ir daugiau priežasčių kūdikio mirtingumo mažėjimo. Atsirado ligonių kasos, kurios duoda motinoms už žindymą premijas, atleidžia gimdyvės nuo darbo, naujojo lopšelio, šito, va čia kur esate, Vilijampolėje geresni įtaisymai, kur prieš tai būdavo didelis kūdikių mirtingumas. Ir čia ne šiaip savo aš sakau, vienas raktinių žodžių, čia yra visur bus cituojama, visur bus, ką jūs matote, yra citatos, kūdikių ir gimdyvių mirtingumas. Kolegos tarpukariu mirdavo iki 1500 jaunų moterų, gimdydavo tada ne 40 metės, 18, 16, 17, 18, 20 metų, tik pradėjusios žydėti jaunos moteris, 1500 per metus mirdavo. Kūdikių mirtingumas buvo dar didesnis, skaičiuojamas procentais, ne procentilėmis kaip dabar. Tai tam tikrose šeimose ir pusė mirdavo. Dėl to tas buvo labai svarbu. Ir jeigu pažiūrėsime toliau, tas mirtingumas jisai eina per citatos, per eilę daug kur. Gimdymo pagalba. Kaune yra gana gera ir prieinama. Beturtės gimdymo pagalba gauna Kauno miesto savivaldybės sąskaiton, darbininkės ir darbininkų žmonos yra aprūpintos nemokama ligonių kasų gimdymo pagalba. Raudonojo kryžiaus, Rajano ligoninė visai neseniai atresta, kad tokia buvo, Šančiuose buvo 10 lovų gimdymo stacionaras, Kauno žydų ligoninė yra gimdymo skyriai, na ir taip toliau. Atlieka gimdymą ligoninėse.
ir čia atsiranda, jūs matote, žemiau ligoninė atsiranda. Žinoma yra, kad labai daug kūdikių žūsta nuo netinkamos gimdymo pagalbos, nuo tamsių pribuvėjų pirmomis dienomis po gimimo. Čia, kolegos, atsiranda antras. Pradėta ieškoti, atsiranda žodis mirtingumas, pradėta ieškoti, kur priežastis ir ką daryti. Ir čia, jeigu anksčiau labai gerbiamos ir neatsiejama mūsų kultūros dalis pribuvėjos, kurios buvo vadinamos visaip, pribuvėja, babunelė, žemaitiška, bobalė, boba. Jos visada turėjo teigiamą konotaciją, teigiamam kontekste būdavo apibūdinamos. Tai buvo tas žmogus, kuris arčiausiai buvo kaimuose, gimdydavo namuose labai nedaug. Ne? Tai čia jau atsiranda neigiama konotacija. O kas kaltas? Ir pradedama kalbėti, kad gimdo sodžioje beveik visada namie, tik esant mirties pavojų vežama į ligoninę. Pasiruošimas gimdymui būna įvairus. Kai kurios moteris pasiruošia švarius baltinius, paklodės įdeda į lovą švarių šiaudų, paruošia 2 lovas, nusimazgoja, kartais net išsimaudo šiltoj vonioj, tačiau dažniau pasiruošimas blogas ar nėra jokio. Na ir čia dar daugiau aprašoma. Prie gimdymo dažniausiai padeda bobutė, nes ji už patarnavimą pigiai ima, arti gyvena, kartais ir namų ruošą atlieka, gimdyvę slaugo. Bobutės pagalba gana primityvi, apie higieną neturi supratimo, jos rankos nešvarios, bet ir norėdama jų negali nuplauti, nes pajuodusios, suskirdusios. Na ir taip toliau. Ir čia pirmą kartą atsiranda jau tarpukariu neigiama pribuvėjos ir bobutės tokia konotacija. Toliau dar daugiau iš tiesų ir apie pavainikius kūdikius čia rašoma iš tiesų. Jeigu žiūrima, kas čia kaltas, tai antra svarbesnė kūdikių didelio mirtingumo Kaune priežastis, tai aukštas ir vis tebeaugantis pavainikių kūdikių skaičius. Kolegos, dabar šių dienų akimis, o koks skirtumas? Koks skirtumas, kaip pradėtas tas žmogutis? Ar pavainikis, ar nepavainikis. Bet jūs matote, kaip tada kreiptas didžiulis dėmesys. Tai antras dar yra pavainikiai kūdikiai. Dar daugiau, kad minima net nepakankama motinų meilė kaip priežastis dideliam mirtingumui. Tai iš tiesų tų priežasčių, gana svarbi kūdikių mirtingumo priežastis, tai nepakankama motinų meilė kūdikiui. Čia aš cituoju, čia ne mano sugalvota. Šiurpu darosi, kai matai, jog motina nelabai ir nori, kad kūdikis pasveiktų ir nenumirtų. Ir tikriausiai taip ir buvo. Ir čia atsiranda ligoninė. Tas pats minima ir jo ekscelencijos prezidento Antano Smetonos 37 metų kalboje. Ir čia pats pirmas, ta kalba buvo gydytojų suvažiavimo metu. Tai pats pirmas dalykas, kas aprašoma, pirmučiausia rašo prezidentas, kūdikių mirtingumas. Pats svarbiausias dalykas visoje medicinoje, visoje sveikatos apsaugoje. Pirmučiausia kūdikių mirtingumas. Mūsų krašte jų gimsta nemaža, bet labai daug ir numiršta nesulaukę metų. Kaip teko skaityti laikraščiuose, pernai gimė jau 55 000, o mirė 11 000. 55 000 tada gimdavo. Kas žinote, ne medikai, kiek šiemet gimė? Pernai, atsiprašau. Medikai, tylėkite, vandens prisėmė į burnytės, galiu duoti vandenuko, kas norite. Na, spėkite. 10 000. 10 daugiau. Kiek? 23, panašu. Dar spėkite. Mažiau. Daugiau. 18 400. Pagalvokite, nuo 55 000. O tada Smetona jau kalbėjo apie gimstamumo mažėjimą. Tai jūs įsivaizduojate, ką mes dabar turime. Na ir lygiai taip pat ir profesorius Pranas Mažylis 37 metų tame pačiame suvažiavime akcentavo, kad tikslas yra sveika moteris ir gyvas kūdikis. Tai dabar pasižiūrėkite, kas yra esmė. Mirtingumas akcentuojamas, sveika moteris, gyvas kūdikis. Nieko nekalbama apie savijautą, apie saviišraišką, kaip jaučiasi tos moteris, vienur ar kitur gimdydamos. Ar jom gerai ligoninėje gimdyti, ar galbūt negerai, galbūt jos pripratusios namie gimdyti. Beje, tada tarpukariu nemažas dalyvis buvo ir vyras. Nepamirškime.
Niekas jų iš kaimų, iš Gryčios neišgrūsdavo. Labai konkreti vieta buvo, labai aiškios tradicijos, labai buvo aišku, ką jis gali, ko negali daryti, ką turi, ko neturi daryti, kaip turi elgtis, kaip ne, bet jisai būdavo. Jisai visą laiką būdavo. Ir čia, kolegos, pagrindinis šaltinis yra Lietuvos spauda, nuomonės formavimo. Akušerinės retorikos formavimo tarpukariu pagrindinis šaltinis Lietuvos spauda. Periodika buvo labai gausi tarpukariu. Mes net neįsivaizduojame kokia. Tai dabar pereikime prie sovietmečio. Tai, kas yra daugiausia, tai, apie ką šiandien ir kalbame. Tai jau mes matome, kad jau tarpukariu pradėta formuoti gimdymo ligoninėje kultūra. Kaip atrodytų tada saugiausia priemonė, tinkamiausia, kaip priemonė suvaldyti mirtingumą tiek naujagimių kūdikių, tiek gimdyvių. Tačiau sovietmečio atsiranda dar naujų. Jau sovietmečio praktiškai didžioji dalis moterų ir gimdo ligoninėse. Gimdymas ir gimtis čia jau tampa griežtai medicininė procedūra. Atsiranda dar kitos retorinės kategorijos. Yra sterilumas, gimdyvių izoliacija, rodikliai, lenktyniavimas tarp stacionarų, tarp ligoninių ir tarp miestų. Kas beje išlikė ir dabar? Kas beje išlikė? Jūs įsivaizduojate, kiek žodis ir mintis yra gili, kiek jį įsišaknyja ir kiek nelengva paskui išrauti. Mes dabar lenktyniaujame tarpusavyje. Kokio velnio lenktyniaujame? Ar kiekis čia yra svarbu? Ar kaip? Azartas, taip. Dar kas labai pradedama akcentuoti, tai yra higiena. Visur yra higiena, visur, kur tik nori. Dar vienas žodis, kuris atsiranda, ir jisai keliaus labai ilgai, tai yra draudžiama. Tai yra ir gyvensenoje, ir mityboje, ir aprangoje, ir lankymuose. Akušerijos stacionaruose buvo griežtai draudžiama lankyti. Ir daug ko mums neleisdavo, mielos moteris ir tėčiai. Prisiminsite, kaip laukėtės, kai būdavo anas. Ir mes laukiamės, tai Skirmantė priaugo viso labo 8 kg, kai Dominiko laukiamės, panašiai 8-9. Tai mes gaudom tokią brošyrėlę visą laiką, nutukusių nešių į mitybą. Nieks neklausė ten, kas kaip. Kai pirmą kartą atėjome į ultragarsą, aš kaip medikas jaunas atėjau kartu. Tai mano labą dieną buvo atsakyta, mes tyrėme po vieną. Tokia intonacija. Tai aš kaip jaunas, prie bajerio, aš sakau, jūs manęs ir netirkite, ir tirkite vieną. To užteko, kad nei vieno žodžio paskui nebuvo pasakyta, pavedžiota kaip per rastą per pilvą, surašyta, kas reikia, ir į mūsų viso gero neatsakyta. Išėję iš ultragarsinio tyrimo, kuris dažniausiai dabar poroms išskyrus retus atvejus, kai žinoma netikėtų atradimų tu randi ir turi vis tiek rasti žodžių, kaip pasakyti. Bet bendrai imant tai yra šventė, didžiulė šventė, kai tu pamatai žmogeliuką dar negimusi įščiose. Tai yra didžiulė šventė. Po jos verkiam. Ir net nebejoju, kad ne vienam dabar sukirbėjo tas prisiminimas. Panašus, galbūt ne toks pats, galbūt panašus. Toliau atsiranda, atrodytų, labai geras dalykas, tai yra nėštumo ir gimdymo atostogos, tada dekretinės atostogos vadintas, ar dar paprašiau dekretų vadindavo. Ar žinote dėl ko? Ko čia tas dekretas? Kas galite pasakyti, kaip atsirado? Yra dekretų. Dar sveikatos komisaro, ne ministro Sovietų Sąjungos dekretu buvo numatytos tos atostogos, jos buvo labai trumpos ir ne šiaip sau, vėlgi, tai buvo apgalvota, va ta retorika, ką sakau, apgalvota su tikslu. Aiškus tikslas. Tikslas buvo tada, kad sovietinės erdvės moteris gimdytų daug komunizmo kūrėjų, gimdytų daug ir greitai grįžtų į darbo rinką. Apie karjerą čia nieko bendro nebuvo, kad jos greičiau vėl grįžtų dirbti. Bet tam buvo įsteigtos atostogos dekretinės, tai vienam renginyje, retorikos renginyje, išgirdus panašų pranešimą ir tas dekretinės atostogos, vienas italų profesorius didžiai nusistebėjo, palaukit, sako, kodėl jūs vadinat atostogomis? Kokios čia atostogos? Kodėl atostogos? Ir jūs matote, kaip formuojama nuomonė. Kas yra atostogos? Kaip mes suprantame atostogos? Tai yra nedarbo laikas, poilsis, rekreacija, malonumai, ne? Koks čia poilsis? Mamos, poilsis? Tai yra rimtas, yra pats didžiausias darbas, kokį tenka nuveikti.
Bet formuojama nuomonė, kad tai yra atostogos. Atsiranda gėdinimo retorika. Čia yra įdėtas, jūs matote, ne šiaip savo. Šeimininkės vadovas matė kas nors tokį leidinį. Jų ir dabar, jų skirtingais metais jie atrodė kitai, buvo ir mėlynas viršelis, čia 1958 metų leidinys, jų ir dabar galima nusipirkti blusturgiuose. Aš jų matęs ne vieną kartą, kainuoja jie ten nuo 50 centų iki 2, 3, 4 eurų, nedaugiau. Bet labai įdomu paslaidyti. Atsiranda gėdinimo retorika ir jinai eina per visą sovietmetį. Tai čia citata iš šeimininkės vadovo. Pastangos nusikratyti nėštumo jauną moterį morališkai degraduoja, kreipdamas į drauges, pažįstamas, eidama pas gydytojus ar net nieko nenusimanančius medicinoje asmenis, moteris save žemina. Ir dar maža to, prie šito aš jau nedėjau citatos, dar ir buvo parašyta, kad dar ir lepina jaunuolį, kuris kartu su ja, nes jisai tampa mažiau atsakingas, galvoja, kad čia galima laisvai mylėtis ir tų vaikų išvengti. Tai atsiranda gėdinimo retorikos, nusikratyti nėštumo save žemina. Mes dabar visiškai kitaip suprantame, visiškai kitoks supratimas yra. Ir čia jau pagrindinis šaltinis yra jau ne lietuviška spauda, o sovietinės erdvės spauda. Jinai buvo cenzūruojama, jinai turėjo pūsti į tą pačią dūdą. Nieko laisvo jau nėra. Net ir Zaličio meilės vardu jinai buvo tokia, kokia galėjo būti. Na ir čia dabar mes galime pakalbėti jau apie sovietmečio gimdyklą, apie gimimą. Na visiškai kitoks buvo. Nuo pat, sakykime, net lankymosi moterų konsultacijoje nebuvo šeimos klinikų, nebuvo šeimos centrų, buvo didžiosios poliklinikos, jose buvo moterų konsultacijos, jos buvo siejamos su stacionarais, niekur ten nepabėgsi ir nepasirinksi. Pasirinkimo nebuvo, laisvės nebuvo, nėra ką įtikinėti, persvazijos nereikia. Kur geriau? Ar vieni gimdymo namai, ar kiti, ar viena erdvė, ar kita, pasirinkimo nebuvo praktiškai. Dabar atvykus į gimdymo stacionarą jau gimdyti, viskas prasidėjo labai įdomiai ir man pačiam yra tekę labai nemažai tame dalyvauti. Visų pirma, visos absoliučiai be išimties gimdyvės buvo klizmuojamos. Ir ne tai kaip dabar mikrolakso klizmutė, toks malonumas. Normali valomoji klizma, suliedavai litrą ir nieks neklausė, nori, nenori. Jūs neįsivaizduojate, kiek aš pats esu to atlikęs, nes aš dirbau akušeriu tais laikais. Visos buvo skutama gakta, tai nieko bendro su estetika neturi. Toliau tam tikrą laiką buvo tepami nagai briliantinė žaluma, zelionke, o krūtų speneliai jodo tirpaliukų. Kodėl tai buvo daroma? Na, jokių įrodymų nebuvo. Remiamas autoritetais. Kažkada kažkuris profesorius pasakė ir visa Sovietija taip daro. Bet to viskas nesibaigdavo. Tai čia yra tik atėjus, tai pasitinkama. Toks pasitikimas svečių į gimdyklą. Žinoma, pačios gimdyklos atrodė visiškai kitaip, pats gimdymas atrodė visiškai kitaip. Čia jūs matote, gerokai daugiau buvo naudojama jėgos. Ir dabar dar iš tiesų mumyse to likę. Kiek ilgai. Beje, jeigu apie klizmą kalbėti, tai gerbėmieji, jau mes Lietuvoje tai apie 30 metų nedarome to veiksmo, bet vėlgi, kiek stiprus žodis, kiek gajus žodis, iki dabar moteris mūsų paklausė, ar nereikia darytis, nes mamos, močiutė sakė, tai ką tu vaikeli, tai man tai darė. Gerai, taip yra. Nieko nepadeda, nei gimdymui, nei perinataliniam rezultatams, absoliučiai nieko. Gerokai daugiau buvo naudojama jėgos, jūs tą matote čia paveikslėlėje, čia viešai rastos nuotraukos, jūs galite irgi jas susirasti. Aišku, visa įranga visiškai kitokia. Absoliučiai jokio privatumo. Ir aš pats atsimenu, ir klinikose mes turėjom, kolegės atsimena, turėjom vieną gimdyklą su 2 lovom. Tai dar klinikose buvo geriau negu šitame paveikslėlėje. Jūs pasižiūrėkite, čia gimdo dvi svetimos moteris visiškai. Niekam neįdomu, nuogumas. Niekam neįdomu jų savijauta, niekam neįdomu varžymasis, estetika kažkur. Ne, absoliučiai visiškai tas pats. Tai yra visiškai medicininis procesas. Reikia gauti rezultatą. Tai pas mus klinikos irgi buvo, tiesa, truputėlį geriau buvo, nes buvo tokia mūrita pusiau sienelė. Tai matydavai vienas kitą tik atsistojęs, bet matydavai, žinoma, vienoje erdvėje ir garsai ir viskas. Esu atlikęs praktiką Gdanske, Akademija Medičina Gdansku 92 metais, tai ten gimdykloje
tik užuolaidėlė perskirtos tokios vietos buvo gal 7 vietų gimti. Tai čia dabartiniais laikais jau ne 20 amžiaus pradžia. Tai yra 10-metis. Tai apie kažkokį tai privatumą nebuvo net kalbos, studentai buvo suvaromi grupėmis, mūsų grupė buvo 20, pogrupis 10 studentų, jeigu reikėjo pamatyti gimdymą, nieks gimdyvės neklausdavo. Ateina visi 10 ir stovi. Ir žiūri. Niekam tas nebuvo įdomu. Po gimdymo moteris buvo išvežamos iš gimdymo palatų, beje, per gimdymą irgi būdavo tokios priešgimdyvinės palatos, kaip pasirinkimo gimdymui. Tai jau pačioje gimdykloje moteris atsirasdavo pačioje pabaigoje, kai jau pats finiškas, kai jau reikia stumti. O šiaip jos 3, 4, 5 vargdavo ten vienoj patalpoj, jos vaikščiodavo, remzdavosi, ramsydavosi, dejuodavo, vienos garsiau, kitos tyliau, kitos susikaupę savyje, kitos ir emocijas išreikšdamos. Vienos kitas kartais palaikydamos, kartais gazdindamos. Niekam tas nebuvo įdomu ir taip 3, 4, 5 atvardavo ten tas 16, 14, 12 ir kiek valandų. Ir paskui jau štai dviese arba keliese jau tam finišui. Po gimdymo būdavo išvežamos iš gimdyklos, paliekamos ant ratukų tam tikrą laiką, kokiam tamsiam koridoriui, kaip dabar atsimenu, dedamas ledas ant pilvo ir dar kartais ir maišiukai tokie smėlio sunkus, kad dar prispaust. Tai paskui buvo įrodyta, tą, ką aš pasakoju, tai daug kas buvo įrodyta ne tik, kad nenaudinga yra, bet žalinga ir negalima daryti. Nes šaltis taip, jisai pradžioje kraujagyslės sutraukia, atrodytų kraujuoja mažiau, bet paskui atsipalaiduoja jos ir jau nesustabdysi tada. Ir tada nesuprasdom, kaip čia taip yra. Kaip čia taip yra dabar, kad tiek kraujavimo. Nesuprasdom ir kitų dalykų, kaip čia taip yra, kad tiek yra infekcijų, tiek yra sepsių naujagimių. Tai, o kur ta priežastis? Ir čia matome gražiai gimęs naujagimis, bet moteris apsirengus, jai dar tokie bachiliukai buvo dedami ant kojų, būtinai privalomai. Jie tai visai tokie įdomus buvo, žavingi. Bet kas buvo daroma blogiausia sovietmečių gimdymo metu? Ir dėl ko tiek infekcijų turėta? Pirmas dalykas yra perdėtas dėmesys, čia jūs matote per vidurį įdėta higienai ir aprangai. Vienu metu 1978-1979 metais buvo sugalvota Kauno klinikose ir tas pateikta kongrese Sovietų Sąjungoje kaip toksai inovacinis dalykas į skirtingus padalinius akušerijos rengti skirtingais chalatais, skirtingą aprangą, skirtingos spalvų aprangą. Tai tas buvo pristatyta kongrese kaip toks, kad nesimaišytų, nes buvo manoma, kad jeigu tu išneši arba parsineši infekciją, labai didelis dėmesys kreiptas tam sterilumui, aseptikai, septikai, antiseptikai, nežmoniškai didelis dėmesys, per didelis, perdatas dėmesys. Aišku, jau po pirmo skalbimo tie chalatai nusiskalbė, tapo visiškai neaiškios spalvos ir visiškai neprigijo ta iniciatyva, bet jinai buvo pristatyta kongrese ir dar prizinių vietų gavo, negalvokite, kaip inovacija tokia. Gal kažkur ten kitose kraštuose ir buvo naudojama paskui, negaliu pasakyti. Bet ką tas davė, kad kai mes neįsileisdavom visiškai, o atsimenate, ką tik minėjau, kad buvo draudžiama, lankymas draudžiamas, gėlių draudžiama. Atnešti kažko iš namų draudžiama. Viskas draudžiama. Tai ta hospitalinė infekcija, kuri tarpdavo viduje, jinai keldavo galvą kas tam tikrą laiką. Mes net neždom natūralios mikrofloros iš namų, kuri kovoja su hospitalinė infekcija. Ir niekaip nesuprasdavo, kaip čia tie naujagimiai taip serga. Kitas dalykas, kita priežastis ir ką aš labai gerai atsimenu ir mano kolegės irgi tą atsimena, gimus naujagimiui, tik gimus naujagimiui, dabar ką mes darom? Jeigu tik įmanoma, jeigu naujagimio būklė leidžia, iš karto dedama mamai ant nuogos krūtinės ir pilvo, kad gautų mamos meilę, šilumą ir mikroflorą. Ką darydavom tada? Naujagimui gimus, atjungdavo nuo virkštelės, kad duos mamai tai net kalbos nebūdavo. Būdavo paruošiamos tokios vonelės, į ten dedama kalio permanganato, kaip jisai vadinosi?
Margansovkės, taip ir galvojau, kad žinosite. Dedama kropelės margansovkės, kad taptų rūžavas, toksai rausvas tas tirpalas, dezinfekuojančių savybių jisai turėjo. Tas naujagimis plaunamas, kitaip sakant, nuplaunama visa varškinė masė, visa mikroflora natūrali, visas apsauginis sluoksnis, plus dar tas naujagimis garantuotai būdavo sušaldomas. Atsimenat sovietmečių langus? Aš atsimenu, mes pirdavom vatos ir klijuodavom popieriumi žiemą. Tai taip pat buvo daroma ir ligoninėse. Kiauri tie langai būdavo. Tai žiemą šildyk ten nešildės vis tiek tarp visų skersvėjų ir temperatūrinio režimo nebuvo laikomas. Ir niekaip nesuprasdom, kaip tie naujagimiai serga ir net dideli išnešioti miršta. Kaip čia yra? Tai jisai buvo maudomas, tada vystomas, tada sveriamas, matuojamas, tada vystomas, suviniojamas ir toks kokonas jau atiduodamas mamai. Žindoma būdavo griežtai pagal valandas, kas 3-4 valandas, ten irgi priklausė išnešiotas šiek tiek rečiau, kas 4, neišnešiotas kas 3. Įsivaizduokite, ir čia kokia nelaimė būdavo. Tai tie naujagimiai, va tokiuose, va čia matote, labai daug aš čia nuotraukų radau, kaip kokonai suguldyti. Daugeliu kyla klausimų, kaip jų nesupainiodavo. Net nebejoju, kad tikriausiai ir supainiodavo, visko būdavo, bet aišku, dėdavo tuos tokius ceratinius cedeliukus ant rakyčių, juos mes daug kas išsaugoję esame ir savo, aš savo turiu ir savo vaikų esame išsaugoję ir dabar panašiai, tik tai jų forma kitokia dėdavo. Aišku, mamai vieną kartą pamačius savo vaikutį, vargu ar supainiosi, bet to pirmo karto, koks būdavo tas pirmą kartas, va čia klausimas, ne? Jos atpažįsta ir savo vaiko verksmą, ir šypseną, ir kvapą, ir viską absoliučiai. Bet faktas, kad tie vaikai buvo vežami kas 3 valandas 4, jeigu jie nenorėdavo valgyti, tai jie ir nepavalgydavo pas mamą. Kai nuveždavo atgal naujagimį skyrių, žinoma, jos tada primaitindavo. Kai jos primaitindavo, atvežus jie nenorėdavo valgyti. Ką tas užprogramuodavo? Didžiulę problemą užprogramuodavo laktostazę ir mastitus. Tada tekdavo tą laktostazę kažkaip tai tvarkyti, nutraukinėti, kaip sakydavo, nutraukė krūtis. Tai nenutraukė krūtų, pieną ir tai nenutraukė tikriausiai numeldžia. Bet sakydavo, nutraukti krūtis reikia. Iš tiesų jūs matote, kiek to laiko buvo ydingų dalykų, na, tada tikėta, kad taip reikia ir taip yra gerai, taigi ne iš blogos valios buvo daroma atrodytų kas geriausia, švara, sterilumas, neleidžiama lankyti, rengiamės kaip ginekologinė apžiūra akušerinė, tam, kad atlikti vaginalinį tyrimą, mes rengdavomės kaip kosmonautai. Čia jūs matėte irgi va tos kepurės tokios, va, čia yra tokios krakmolių tos aukštos, būtinai su kauke, apsirengi tokį sunkę prijuostę, kuri taip aš dabar va dėl to sulinkęs, taip sulenkdavo net tiesiog. Tada apsirengi sterilų halatą, sterilės piršinės, tada pasiėmė į rankas šiurkštų šepetį, tuo šepečiu moterį nuprausi, kiek turėdavo moteris kantrybės, aš neįsivaizduoju. Nei iš vienos niekada nesame išgirdę nei pusę žodžio. Na ir tada jau pats tyrimas vyksta. Na dabar dar vienas labai svarbus dalykas, o tai kur būdavo tėčiai tuo metu, kur jų vieta? Taip. Bet ne prie lango, bet už lango. Už lango. Teko dalyvauti misijose ir Eglė kartu yra važiavusi į misijas, tai ten mes esame Kazachstane, Azerbaidžiane, tose kraštuose, ten aišku klausi, viducali partnerskė rodai, ar partneriai dalyvauja gimdyme. Taip, sako, tikrai taip. Kol mes vieną kartą išėjom į kiemą ligoninės ir matom ant langų užrašyti dideli skaičiai. O čia sakom kas? Pasirodo, tie vyrai dalyvauja gimdyme lauke. Tai jiems pasako, kad aš už to lango numeris 3 ar numeris 2 ir tu žiūrėk ten. Ir jie taip dalyvauja iki dabar. Čia ne apie senovę kalbu, čia jau 21 amžius. Tai va tie tėveliai pamatydavo savo dukrytę ar sūnelį, ar dukrytės ir sūnelius, jeigu dviniai, susuktus į tokį kokoną jau išvykstant. Aišku, išvykimas buvo gana gražiai padarytas, buvo specialūs daugelį ligonių išvykimo kambariai ir gėlių gaudo visada ne tie, kurie prisidėjo prie to gimdymo, bet tai išvykimo kambaryje dirbantis žmogus, būtinai gėlių, būtinai didelė puokštė žmonai, neretai patempęs gerokai būdavo jau per tas kelias dienas, laikydavo ligoninėje ilgai. 5-7 dienos mažiausiai, dabar 2-3 paros ir važiuojame namo, jeigu viskas gerai.
Išskyrus, jeigu reikia pagalbos, aišku, naujagimiui ar mamai, tada tenka ilgiau. Bet nieks ilgai nelaiko. O kam? Namai yra. Daug kas kitai buvo. Ir jeigu paklausčiau jūsų, tai jūs tą paveikslėlį dar nuspalvintumėt dar ryškesnėmis įvairesnėmis spalvomis. Net nebejoju. Nes kiekviena moteris turi savų atsiminimų. Ir jie yra tikri. Tai galbūt tiek, kad neįsijaustumėm labai, tas sovietmetis pasibaigė. Ačiū Dievui. Atsirado nepriklausomybės atkūrimo pradžios retorika. Ir čia labai įdomių dalykų pasidarė. Iš karto, to jau pat su pirmais metais atsirado motinystės ilgėjimas. Ir ne tik, kad taip dirbtinis ilgėjimas, bet bendrai pats supratimas, pats savoka. Ar atsimenat, gerbiamieji kolegos, tokį, net specialybę buvo sakoma, namų šeimininkė? Atsimenat? Buvo didžiulė pagarba, namų šeimininkė. Aš galiu nedirbti, aš galiu rūpintis savo vaikais. Tai buvo 10-as dešimtmetis ir dar 21 amžiaus pirmame dešimtmetyje buvo. Ar pastebėjote, kaip nejučia išnyko? Ar jūs girdite dabar kur nors sakant, aš esu namų šeimininkė? Negirdėjau jau mažiausiai 10 metų. Influenceris dabar. Tai dabar influenceriai, taip, keičiasi, taip. Bet vat kaip keičiasi ir retorika, ir supratimas, ir savokos. O taip teisingai, influenceriai. Aš dabar čia esu influenceris. Influencuoju. Bet atsirado labai įdomių dalykų. Iškart su pirmaisiais nepriklausomybės metais atsirado galimybė dalyvauti, ne visai su pirmaisiais, maždaug 96, 97, 8 metais. Tai jau buvo praėję tam tikras laikas. Man teko dalyvauti Dominiko gimime 92-aisiais, bet tai buvo išimtis. Labai retos išimtis, aš medikas buvau. Bet taip jau pradėjome leisti vyram dalyvauti, tai maždaug nuo 96-7. Per tuos keliarius metus, žinoma, mes pavažinėjome svetur, atsirado galimybė išvažiuoti į Skandinaviją ir pažiūrėti, kaip ten dirbama, visai kitoks požiūris, visai kitoks supratimas, visai kitokios vertybės. Ir aišku, supratome, kad ne tik tai galima vyrams ir artimiesiems, nebūtinai vyrams, bet kas gali dalyvauti gimdyme ir įrodyta, kad pasitenkinimas net sunkesnių gimdymų bus gerokai didesnis, jeigu dalyvavo artimas savo žmogus, tai gali būti vyras, aišku, pats artimiausias to projektorio bendra autorius tai yra vyras, bet gali dalyvauti mama, draugė, sesuo, brolis yra dalyvavęs gimdyme, esu matęs, dūla, kas tik tai nori, svarbu moteriai, tai pagelbės, padės, jinai pasitikė to žmogum. Tai kai pradėjo dalyvauti vyrai, žinoma, čia buvo visokių reikalų, statydavo trikojus, va tokius, kaip čia dabar prieš mane pastatyta. Visi žiūrovai, neklausyto auditorijai, tai to daikto nemato, aš jį matau, statydavo trikojų, nukreipdavo į tarpukojį ir filmuodavo visą gimdymą. Tai mes pradėjom sakyti, gerbėmėjai, kam jūs rodysite tą filmą, kas jį žiūrės. Tai paskui po truputį atsirado kultūra, o kągi vyras gali nuveikti ir kaipgi gali padėti tikrai. Ir jis be jokios abejonės padeda. Ir mes dabar matome, kaip vyrai gimdo kartu. Taip, mums neduota, vyrams neduota. Bet jisai būna kartu, jisai serga už savo mylimą žmogų, jisai padeda kiek gali, jisai asistuoja, jis gali paduoti atsigerti, padėti atsikelti, palaikyti, pamasažuoti, begalės dalykų, galų gale palaikyti kompaniją ir visą tą laiką būti kartu, tai yra jau labai daug. Ir yra įrodyta, kad net sunkesnių gimdymų pasitenkinimas yra didesnis, kai dalyvauja artimas žmogus. Tai yra įrodyta įrodymais, mokslo įrodymais, kad tai yra gerai. Tai tas vyrų dalyvavimas irgi labai kito. Dabar jis tikrai yra pakankamai brandus. Toliau atsirado demedikalizacijos ir natūralumo samprata suvokimas ir tas natūralumas tikrasis, toks pirmapradis tikras natūralumas, natūralus gimdymas, mažiau intervencijų, mažiau jėgos, mažiau dirbtinumo, mažiau skubėjimo. Dėl to atsirado ir tam tikri toliau sekantis dalykai. Gimdymas ne ligoninėje labai buvo populiarus ir jeigu kas atsiminsite 10-ame dešimtmetyje ir šiek tiek vėliau buvo tokios draugijos gimdymo vandenyje, prie Juodosios jūros Ukrainoje gimdydavo Juodojo jūroje, ten baltojo ir juodojo gandro buvo draugija, nes mes apie ją domėjomės ir skaitėme, bet paskui nepasiryžome važiuoti į Ukrainą gimdyti. Bet tai buvo mintise.
Gimdymas kitaip, tai yra padėtis atsirado, leisti būti gimdymo metu. Jūs ten matėte, va tik tai gulom. Dabar galima ir pusiau sėdom, ir sėdom, ir tupinti, ir stovinti, ir kaip tik tai žinoma, kad patogu ir galima būtų. Tas vandenyje gimdymas, ar kitko, jisai ir iki dabar, jisai yra pilnai pateisinamas, nes vanduo, šiltas vanduo, jisai veikia relaksuojančiai, atpalaiduojančiai, šiek tiek nuskausminančiai. Toliau jau nuo pat nepriklausomybės atkūrimo mes pradėjom galvoti, o dėl ko moteris, tai gimdymas ne ligoninėje. Tai dėl ko moteris nori gimdyti ne ligoninėje? Kas čia ne taip su ta ligoninė yra, ne? Nu kas, kaip? Dėl to mes pradėjome kurti ligoninėse, kaip galima labiau namų aplinką. Atsirado sėdmaišiai, tam tikri vietos vyrams, galimybė būti, pailsėti ir būti kartu gimdymo palatos. Anksčiau to nebuvo. Ar jūs matėte čia tuose paveiksliukuose sovietmečio, kad būtų kažkas artimam žmogui? Nieko, absoliučiai. Metalas, tiek, ko reikia tik tai. Atsirado gimdyklose po truputį įvairių dalykų, muzika, raminanti muzika. Mes leidžiame jau seniai leidžiame ir savo atsinešti muziką, jeigu nori. Smilkalų savo gali atsinešti žmonės, jeigu nori kvapo kažkokio specialaus. Atsirado televizoriai kai kur. Ilgas procesas, 14-16 valandų gali žmonės žinias paržiūrėti, muziką užsileisi, kogi ne. Naudojasi to, galų gale kaip fonas kartais eina. Atsirado gimdyklose kryželiai. Dauguma mūsų katalikai. Atsirado begalės atributikos, vien fizinės atributikos. Aš jau nekalbu apie emocinę, apie požiūrio kitimą. Tai ta namų aplinką po truputį mes pradėjome kurti, jaukumą ligoninėje. Nelengva tą padaryti, todėl kad yra labai specifiniai reikalavimai. Mes niekada nesukursime ligoninėje namų. Niekada. Todėl kad namai mūsų sąmonėje kiekvieno yra skirtingi. Man jie jaukus vienokie, visiems kitiems yra jaukus visiškai kitokie. O ligoninė dar yra tam tikri reikalavimai. Tai yra ir dezinfekavimo, negali būti, sakykime, gobeleno dengtų jokių minkštų baldų. Jie turi būti dirbtinės odos ir taip toliau. Yra begalės reikalavimų, kurios turi higienos reikalavimų, infekcijų kontrolės reikalavimų, kurios turi vykdyti. Bet namų aplinka tikrai kuriama. Ir dar vienas dalykas, atsirado įrodymais pagrįstos taktikos. Jeigu aš kažką darau, ar yra įrodymų, kad aš darau tai veiksmingai. Va čia dėl to ir nunyko klizmavimas, kad įrodyta, kad nenaudinga ir net žalinga. Ir gaktos skutimas ne tik nenaudinga, bet ir žalinga. Ir daugelis kitų dalykų. Ir čia jau pagrindinis šaltinis yra vakarai. Kolegos, tada mes neturėjome dar interneto. Interneto nebuvo. Googlės nebuvo. Nebuvo influencerių, socialinių tinklų nebuvo. Bet išvažiuoti jau mes tada galėjome. 95-6 metais jau mobilus ryšys prasidėjo po truputį. Aš kalbu apie pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį. Na ir galų gale prieiname prie paskutinės. Dabartinė situacija. Dabartinė situacija. Oi, atsiprašau, ne tą paspaudžiau. Bet tuoj mes sugrįšime. Dabar kas galite apibūdinti? Na, kokie čia, sakykime, dabar tai jau dabartinė, mes šiandien esame, bet visi esame čia. Kaip jūs galvojate, kas svarbiausia, kokie pagrindiniai akcentai dabar? Nu, kas pasikeitė? Ar pasikeitė, pavyzdžiui, nuo nepriklausomybės pradžios? Kad nuo sovietmečio pasikeitė, tai čia be abejonių, šviesmečiai dabar nukeliavė, visiškai kitaip viskas. Kas dabar kitaip? Komfortas, svarbus, a ne? Kas? Pasirinkimas. Super. Dar. Drąsiai. Kas, Eglė? Duomenų apsauga. Tikrai taip. Duomenų apsauga labai daug reiškia. Tikrai taip. Dėmesys jausmui. Emocinė būsena. Privatumas. Jūs matėte, kiek daug visko. Bet... Kaip? Medikai ne autoritetas. Ne visada autoritetas, sakykime. Aš linkęs manyti, kad vis tiek mes šiokio tokio autoriteto turime, tai dėl to ir mes čia susirinkome. Pinigai. Jūs esate pinigai. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai dabartinė situacija, čia jau atsiranda dar kitokios savokos. Aš jau visiškai baigiu. Man sakė iki valandos, iki pirmos pabaigti, tikrai pabaigsiu. Dabartinė situacija, čia atsiranda savoka mano gimdymas. Ir jeigu aš
savo gimdymą noriu matyti kaip natūralų, jisai truks plyš, turi būti natūralus. Bet jeigu aš noriu, kad jis būtų Cezario pjūvio operacija baigiama, jisai turi taip ir būti. Va čia, kolegos, atsiranda labai sunkiai suvaldomi ekstremalumai, ekstremas. Nuo visiškai ekstremalaus perdoto natūralumo niekaip nesikiškite, visiškai niekas nesikiškite, tai yra mano, iki visiškai ekstremalumo viską padaryk už mane. Aš nieko nedarysiu. Ir profesionalams ypatingai sunku valdyti šitą situaciją, ypatingai sunku. Ir mes, akušerių ginekologų draugija, profesorė Eglė labai gerai žino, kad mes stengiamės eiti ir kompromisus, ir teisinį reglamentavimą sukurti, bet valdyti tą labai sunku, nes atsirado mano gimdymas. Ir čia su tuo pirmą pradžių, natūralumu, tokio tikruoju, gražiu natūralumu, kad gimdymas kaip natūralus procesas, pats gražiausias įvykis daugelio gyvenime, jisai taip kaip ir į antrą planą nueina, bet svarbus esu aš. Ir ne tik tai tarp mūsų pacienčių, gerbiami kolegos, lygiai taip pat ir tarp profesionalų darausi aš svarbus. Ne kolektyvas, ne komanda, ne rezultatai, aš svarbus esu. Kiekviena moteris čia vėlgi, tas, kas čia yra cituojama, čia ne mano žodžiai, čia yra žodžiai cituojami, o pajuodinta tik tai raktiniai žodžiai. Kiekviena moteris yra savo gimdymo patirties ekspertė. Atsiranda savo gimdymas ir aš pats esu ekspertas. Nors niekada nė karto negimdžiau. Bet taip yra, taip yra. Taip spaudoj rašoma. Virtualioj spaudoj turiu galvoj. Ir tą mes galime skaityti. tą skaito visa visuomenė. Ne tik mes ir vakarai, visur taip yra, ne? Ir taip formuoja po truputį tam tikras kategorijas, tam tikras vertybės. Kas yra svarbu, kas yra verta. Kaip kalba mano draugės, taip ir aš kalbu, taip ir aš kalbėsiu. Toliau. Gerbiamos Margaritos Jankauskaitės, čia citata yra, žmogaus teisių aktyvistės. Motinystė plus karjera atsiranda. Ir va čia jau atsiranda dar kitas dalykas. Jeigu pradžioje tai reikėjo grąžinti greitai sovietmečių moteriai darbą, atgavus nepriklausomybę, mes taip pat metėmės į kitą, kad aš noriu būti su šeima ir noriu būti su savo vaikais. Dabar atsiranda jau vaikai kaip ir antram plane, bet karjera. Aš iškrisiu iš darbo rinkos ne dėl to, kad ten man, bet aš iškrisiu. Ir dėl to atsiranda tokios kategorijos, kad motinystė jau apibūdinama kaip pasirinkimas, sudėtinga, kompleksinė veikla, reikalaujanti daug pastangų. Ir dar ten gerbiamos Jankauskaitės daugiau rašyta, aš čia tiesiog nedėjau. Ten paskaičius labai įdomu, kaip formuojamas tas supratimas. Ne? Atsiranda dar visai naujų kategorijų dabar, atsiranda dūla gimdyme. Kas dūla yra, žinote? Kas? Aš nežinau. Babonėlė. Kaip? Babonėlė. Ne visai, ne visiškai tas pats, kas babunėlė. Ne visiškai tas pats, nes babunėlė tai buvo, babunėlė pribuvėja buvo. Taip, akušerės dūla yra truputėlį kitaip. Tai yra partnerė, padėjėja, palidovė, taip, gali būti ir draugė, artima, gali būti ir samdyta. Bet faktas, kad atsirado visai nauja savoka. Visai nauja savoka ateina į mūsų gyvenimą, mes su ja turime būti, turime gyventi. Ir dar vienas labai įdomus dalykas atsiranda, į kurį negaliu nekreipti dėmesį ir kalbėsiu apie tai dar ne vieną kartą esu įsitikinęs ir ne vien tik tai šito auditorijai. Atsiranda labai įdomus reiškinys – akušerinis smurtas. Visada buvo. Niekada jo nebuvo. Ir manyčiau, kad niekada jo neturi būti. Koks yra smurtas? Smurto rūšis. Fizinis smurtas gali būti, emocinis, psichologinis smurtas, ekonominis smurtas gali būti. Taip? Koks čia dar akušerinis? Jeigu paimti analogiją, tai turėtų būti tada ir chirurginis smurtas, terapinis smurtas, kardiologinis, endokrinologinis smurtas, parduotuvinis smurtas, muziejinis smurtas. Nėra tokio akušerinio smurto ir negali būti. Ir va čia tas, ką aš sakau apie žodį, kaip žodis formuoja. Jeigu įsigalės spaudoje, viešam diskurse, įtikinėjime tas akušerinis smurtas, vat mes visi, tam tikra auditorijos dalis yra profesionalai. Ačiū labai, kad jūs atėjote. Ne visi. Profesionalai. Bet tie, kurie profesionalai, tai čia metamas šešėlis ant kiekvieno iš mūsų, kad mes esame smurtautojai.
arba potencialūs smurtautojai. Ir čia yra tiesos yra, kadangi daugelio medicinos, yra ir veido žandikaulių specialistų, ir odontologų, sakykime, chirurgų procedūros, daugelis įvairių intervencinių chirurginių procedūrų, jos yra susijusios su skausmu, su diskomfortu, su nepatogumu, su nuogumu. Nieko nepadarysi, bet ar tai yra smurtas? Ar tai bent kokį ryšį turi su smurtu? Absoliučiai jokio. Ir čia minimumas akušerinis smurtas visiškai nesuprantat, nepaaiškinant, nesuvokiant, kas tai yra. Ir kai pradedi aiškintis kas, tai to smurto jokio pasirodo ir nebuvę, bet tai buvo tam tikros nepatogios situacijos, kurios, taip, jos susijusios. Žinoma, iš kitos pusės mes tikrai kaip profesionalai turėtume būti labai jautrus, labai atsakingi, labai etiškai elgtis, kad tokio supratimo kaip galima mažiau būtų. Bet pats suvokimas, aš pačią savoką pateikiu kaip jau be įsigalinčią, o paskui ją ištraukti reikės kaip klizmą. 30-50 metų mažiausiai, jeigu pavyks. Dar vienas labai įdomus dalykas, kurio negalėjau nepaminėti, aš jau visiškai baigiu, gerbėmieji. Beveik 30 teisės aktų perėjau tikrai per teisės aktus. Minima yra motinystės pašalpa. Motinystės pašalpa nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokama 100% uždarbio dydžio. Pašalpa. Šelpia valstybė. Kaip žebrokai, kaip ubagas turėtum pasijausti. Ar taip yra? Ar taip turėtumėm jausis? Ar taip turėtų moteris, kad gauna pašalpą? Jos ne pašalpą gauna, jos nešelpiamos. Mielosios, jūs visos užsidirbate, tai iš savo mokesčių mes sumokame ir tai gali būti motinystės išmoka ar kaip nori, bet pavadinta pašalpa. Vat net kelis aš šiandien pateikiau: atostogos, kurios nėra atostogos, pašalpa, kuri nėra pašalpa, smurtas, kuris nėra smurtas. Bet tai yra nežmoniškai svarbu, nes tai formuoja bendrą nuomonę apie daugelį dalykų, bendras tendencijas, bendrą supratimą. Tai čia, gerbėmieji, jau pagrindinis šaltinis visiškai kitas. Mūsų amžius, nowadays, socialiniai tinklai ir virtuali erdvė. O čia jūs pasakėte influenceriai. Ir tikrai taip, tikra tiesa, kad kartais mes tinkame influencerių, kuris kalba įtaigiai. Va čia yra retorikos menas. Kalbėti įtaigiai, paveikti ir pakeisti visuomenės auditorijos nuomonę. Bet ne visada tai yra teisinga ir tiesa, visiškai ne. Ta tiesa gali būti visai kitur. Aš galiu prikalbėti taigiai visiškų pievų. Mano gerbiamas vienas draugas, kurio čia nematau, vienas geriausių grupėje studentų, Tomas Liesis, pirmame kurse per istorijos egzaminą jam buvo paprašyta pasakyti ten kažkurios unijos žodžiu. Aprašymą. Tai jisai paėmė ir sukalė visų savo draugų vardus ir pavardės. Dėstytojas sėdėjo ir klausė ir gavo jisai 5, tada 5 baliai sistemoje mes mokinomės. Tai įtaigiai tu gali pateikti bet kokią nesąmonę. Visiškas pievas. Kaip? Čia žvilgsnis į ateitį? Ne, čia žvilgsnis buvo į nežinojimą ir sukimas iš padėties, bet čia geras pavyzdys, o kaip paveikti. Žodžio galia yra didžiulė. Ar atsimenate, kai buvo įvestas litas? Kokia jo buvo vertė didžiulė, tie, kas atsimenat? Ar kas nors vadino litą lituku? Tada niekas, tai buvo litas, tai buvo valiuta, viena stipresnių valiutų Europoje. Kai įvedė eurą, gerbėmieji, kava pradėjo kainuoti 3, ką? Euriukus. Euriukus. Vat kaip žodis gali sumenkinti, sumažinti ir kaip žodis gali iškelti. Tai tuo ir baigiu. Lotyniška sentencija, kurią jau girdėjo suvažiavimo kolegos. Natura sanat, medicus curat. Gamta gydo, o medikai rūpinasi. Ačiū labai.